Bičiuliai, pavasaris už lango ir mes jūs sveikinamės ant terasos, ant stogo. Mes turim kietmedžio lentų terasą ant kietmedžio karkaso. Kokius sprendimus mes priėmėm, kodėl mes juos priėmėm, tam, kad šita terasa tarnautų ilgai, nes kietmedis, pirma kategorija, tarnauja 25 metus. Kaip padaryti, kad karkasas tarnautų netrumpiau? Su jumis Saulius Venslauskas, statome jums išskirtinės terasos jūsų namams. Judam! Terasa ant stogo. Iš principo tai yra toks probleminis klausimas, nes ant stogo terasa tarnauja ypatingai ekstremaliom sąlygom. Tai yra didelis karštis, daug drėgmės, bloga ventiliacija. Nes šonai, kaip taisyklė, būna uždaryti. Šiuo klausimu mes jau esam padarę jums video kietmedžio terasa ant aliuminio karkaso. Nuoroda. Termomedienos terasa su termomedienos karkasu esam padarę video. Šį kartą aš jūs kalbinu taip pat ant stogo. Mes turim kietmedžio terasą, konkrečiai Masarandubą. Tai yra Pietų Amerikos atstovas, labai agresyvus kietmedis. Ir mes karkasui pasirinkom kietmedį. Kodėl kietmedį, ne aliuminį? Aliuminis šiuo atveju netinka dėl to, kad mes turim kietmedžio lentą su šoniniu tvirtinimu. Tai yra mums reikia medžiagos, kuri labai tvirtai laikytų varžtą. Aliuminis šiuo atveju, gavęs labai didelę šoninę apkrovą lentos tampymą, paleistų tuos varžtus. Pirmas labai svarbus dalykas tai yra pačio kietmedžio medienos parinkimas. Šiuo atveju mes pasirinkom Centrinę Afriką paduką. Kodėl padukas? Padukas pasižymė dideliu stabilumu kietmedis. Nes ant stogo mes turim ką? Drėgmę, karštį ir nuo tų sąlygų, ko kiti kietmedžiai pradėjo labai stipriai raitytis, kraipytis, deformuotis ir panašiai, padukas šituo dalyku nepasižymė. Nes ant stogo mes neturim galimybės pririšti kažkokio taško kaip prie poliaus ir iš principo ta polio medienos pozicija mes kaip padėsim, taip ją ir paliksim. Ir antras dalykas tai yra pirma kategorija. Pirma kategorija tai reiškia, kad šitas kietmedis padukas gali 25 metai tarnauti ekstremaliom sąlygom. Netgi pirmos kategorijos kietmedį deda į baseinus ir jis labai šauniai tos pačius 25 metus tarnauja būdamas vandenyje. Taigi, pagrindinės priežastys – paduko stabilumas plus ilgaamžiškumas. Ir trečias dalykas galbūt paminėčiau, kad tai yra vienas iš tų minkštesnių kietmedžių ir esant jam karkase paprasčiau dirbti yra su nerūdijančiu plienu. Antras labai svarbus dalykas tai yra karkaso tipas. Šiuo atveju aš naudoju 2 sluoksnių karkasą ir kaip aš laikausi principu, kad karkasas be visų lentų turi būti stabilus ir nesisukioti. Daug kas sako, sudėsim lentas, susiriš ir panašiai. Bet kai kalba eina apie lentas tvirtintas su klipsais arba šoninio tvirtinimu, ten to tvirtumo nėra tiek daug. Seniau mes turėdavom lentas tvirtintas iš viršaus, subadyta iš viršaus ir tikrai ten būdavo tvirta. Bet šiais laikais visi labai nenori matomų tvirtinimų. Ir gaunasi, kad tas stabilumas kaip ir aukojamas. Šiuo atveju, kad išgaut kuo stabilesnį karkasą, mes turim naudoti 2 sluoksnių. Tai, ką sakau, briauna ant briaunos, yra feng shui, bet ant stogo mes labai dažnai susiduriam su problema, mes neturim tiek aukščių. Tai va, kai mes neturim galimybės dėti šitaip karkasą, plus dar piedestalas, tada mes pradedam žaisti šitaip. Ne, mes juos paguldom. Galbūt pradžiai laikant jį guldom, nešant į statų, jeigu tiek neturim aukšto, statom šitai. Ir jau kraštutinio atveju mes darom 1 sluoksnį. Tai šiuo atveju mes pasirinkom va šitą išeitį, abudu gulekšnius paguldėm, nes čia mes turim vidury terasos, kuri pats žemiausias taškas, pakankamai daug erdvės. Čia būt lindę dvigubai, bet kraštuose mes neturim tos erdvės. Tai va, mūsų sprendimas šiuo atveju dvigubo karkaso buvo guldyti gulekšnius. Dabar paguldžius gulekšnius antras klausimas, kokiu atstumu turi būti atramos taškai, piedestalai. Tai va, kadangi mūsų gulekšnis yra 40-60 paguldyta, tarpatramis gali būti apie 80-90 cm. Stačias jis galėtų būti iki 1,20 m. Aišku, einant ant stogo, tarpatramis negali būti per didelis, nes tada skaičiuojasi apkrova į vieną atramos tašką. Kartais pastačius ant briaunos tu mažiau piedestalų nesudėsi, nes yra per didelė apkrova būtent vienam taškui. Tai va, šiuo atveju mes ir laikėmės 80 cm tarp žingsnis. Tiek tarp polių, tiek 80 tarp laikančiojo karkaso atramų. Kągi, toliau. Gulekšnių jungimas ir piedestalų išdėliojimas.
nešantysis karkasas jungiasi tarpusio nerūdijančio plieno plokštelėm, toliau, bent mes taip jungiam, nerūdijančio plieno varžtai, po apačia trama, tarp gulekšnių 3-4 mm tarpelis, tam, kad prasiventiliuotų laikančiojo karkaso. O štai čia turim, o čia tvirtinimo taškas. Taip pat tvirtinasi paliekant tarpelį ir varžtais įstrižai. Pjedestalų išdėliojimas, kaip ir sakiau, žingsnis 80, bet eilėse, tarp nešant gulekšnių, kaip matot, jie nėra vienoj krūvo, bet išdėlioti šachmatinį. Matot, čia yra gulekšnis čia ir čia, o čia jau eina šičia ir šičia. Tai yra prasistumi. Tai yra tam, kad mes neturėtum siūbuojančių takų jūsų terasą. Čia, kaip matot, siūbuoja, čia yra trama. Čia siūbuoja, čia trama. Laikančiojo karkaso išdėliojimas. Dabar kietmedžiai, žingsnis kaip taisyklė 45 cm skaičiuojasi. Šiuo atveju mes turim labai įnoringą kietmedžio terasinę lentą, mes padarė kas 35. Toliau, lentų sudūrimo vietoje dvigubomis gulekšnės, kad būtų pirmas varžto skylė kažkur 5-6 cm nuo lentos krašto. O terasos krašte, pačiam gale, dedasi dvigubas gulekšnis 15 cm atstumu, tam, kad tvirčiau būtų surištas ateinančios lentos galas. Tai yra 4 tvirtinimo taškai. Pats tvirtinimas gulekšnis. Pirmas dalykas, naudojam tik tai nerūdijančio plieno varžtus, nerūdijantis plienas kietmedžiai. Nes kietmedis yra žvėriškai stiprus medis, plieną plėšia. Antras dalykas, jisai išskiria tanino rūgštis. Plieną tanino rūgštį suėda. Taigi, nerūdijantis plienas. Konstrukcinės sprendimus mes naudojam 6 diametro. Dabar, kaip gręžiasi varžtais, pirmas dalykas, kietmedžiai visada gręži pirmą skylę. Toliau, išcinkuoji tam, kad įlystų galva. Ir tik tai po to gręži nerūdijančio plieno varžtą. Tam operacijų reikia papildomai tam, kad mes nesusuktume pačio varžtą. Kietmedžio gulekšnis mes tvirtinam 2 varžtais. Jeigu minkštesnė mediena 2 užtektų, bet šiuo atveju kietmedis plius ant stogo apsidraudžiam ir mes dedam juos įstrižai tam, kad kad apkrova to varžto sukurianti medienai nebūtų vienoje eilėje. Jisai tiek laikančiajam karkasui yra įstrižai, tiek nešančiajam. Juostą ant gulekšnių mes naudojame tik tai paminkštintą ir lipnią. Ir kągi, paskutinis feng shui, tai yra vaškas, mes naudojam osovo pašką, visų nupjautų skersgalių galų užvaškavimų, tam, kad per juos nesiskverbtų drėgmė. Taigi, bičiuliai, apie kietmedžio karkasą tiek. Tiek žinių, kurias reikia žinoti ir sprendimų, kuriuos reikia pritaikyti, tam, kad kietmedžio terasos karkasas ant stogo, tai yra ekstremalios sąlygos, jums tarnautų ilgai ir nekeltų jums rūpesčių. Taigi, tikiu šitas video buvo labai naudingas. Spaudžiam laikus, tampam prenumeratoriais ir sakau, iki kitų video sezonas tik prasideda.